Po praeito sezono supratau, kad Pro-M kategorija yra labai konkurencinga ir kad tie pro lygio lenktynininkai, kurie dabar ateina į čempionatą, yra labai aukšto lygio. Tai buvo vis tiek labai įdomus etapas, man Maikas buvo tikrai labai puikus treneris ir partneris, aš to labai džiaugiuosi, bet tai yra tiesiog praeitas etapas. Aš pagalvojau, kad šiais metais reikia bandyti važiuoti AM kategoriją, kur yra vis dėlto mažesnė konkurencija ir turbūt dar dėl to, kad tuo pačiu įsipildo mano sena svajonė, kad aš norėjau, kad komanda būtų lietuviška. Man norėjusi stabilaus partnerio, kuris mane suprastų ir kuris važiuotų gerai praleisti laiką, bet kad mes galėtume davažiuoti ir kartu džiaugtis rezultatu. Tai turbūt dėl to aš pasirinkau Mantą. Man buvo šokas, ta prasme, bet šokas ta gerąja prasme, kad jaučiau tą kaip įvertinimą ir tai pagalvojus, aš net sąlygų nepaklausiu. Aš sakau, taip. Iš principo, galingiausių mašinų pasaulio, praktiškai čempionatas. Galingesnės nevažiuoja GT kategorijoje pasaulio, tai čia yra, man supratimu, kosmosas tokiuose sudalyvauti. Čia turbūt buvo labai netikėtas skambutis iš Porsche motosporto. Ir jie paskambino ir sako, kad pasikalbame apie galimybę vėl sugrįžti ir lenktyniauti su Porsche automobiliu. Ir jų pasiūlymas buvo tiesiog padaryti upgrade kitą šitam automobilį ir padaryti tą automobilį vėl konkurencingą. O aš vis tiek jaučiausi kaip jau senbuvis, jau 2 sezonus atvažiavęs, jau galėjau kažką tai patarti, žinoti, jau buvau tose trasose važiavęs. Palyginus gerai jaučiausi, Mantas labiau matėsi, kad nervuojasi, nes jam tai viskas buvo labai nauja ir šviežia. Man tai buvo iš dalies žinoma. Ant simuliatorius atidrožęs ilgai, tu žinai, kad prie simuliatorius tu periferinių vaizdų važiuodamas tu stabdai ties kokiais ten, paimkim, 110 metrų, o realybėj, kai atlėki ir pamatai tas 110 yra, tu stabdai ties 200 ir yra baisu, žiauriai baisu. Tai vien tas momentas čia yra kosmosas, ta prasme, važiuoti su automobiliu, kurių pasaulyje 2. Tai ant tiek buvo streso daug reiškės, kad aš pasąmoniai spaudžiau taip tą vairą, bet su nykščiais būtent, nes čia vis tiek reikia kažką dar daryti, junginėti pavaras, kad man viskas čia užspazmavo, reikėjo čia kažką daryti, aš čia masažuodavau visą savaitę. Aš tiesiog žiūrėjau ir galvojau, kaip nebūti paskutiniam. Ten taip aš realiai žiūrėjau. Evo kitas buvo uždėtas prieš 3 dienas prieš varžybas. Automobilis net apklijuotas nebuvo normaliai, ta prasme. Viskas buvo labai greitai. Aišku, kad buvo, kad jam išlys kažkokie tai defektai, kas nors veiks, kas nors neveiks. Automobilis nebuvo iki galo paruoštas varžybom. Tikslas pravažiuoti, išbandyti automobilį, sužinoti, kaip jisai elgėsi. Tai, kad mes užėmėm 3 vietą, tai buvo iš tikrųjų, tai buvo visiška sensacija man pačiam. Tai ten realiai, kad mes ten kažką ten laimėjom pirmuose varžybose, tai kažkas iš kosmoso, nesąmonė kažkokia. Tos problemos Red Bull'e tęsiasi. Tai reikia pripažinti, kad Porsche motosporto padalinys, jie iš tikrųjų nuostabus partneriai, jie sprendė problemas visą laiką, nuo pradžios iki galo. Dirbdavo per naktim ir atrodo randa jau bėdą, atsisėdam važiuoti, pravažiuojam ten 3-4 ratus, vėl iš niekur nieko. Tai tas baisiai erzino, baisiai neduodavo susikaupti, nes tiesiog tu kitoj vietoje fokusuojas, nes tu nežiūri, kur važiuoti, o žiūri, kaip čia dabar važiuoti taip, kad tu galėtum pavarą įjungti, ne tada, kada tau reikia, bet nes jeigu per vėlai tau užgesins variklį, čia tokie pastoviai būdavo toks jovalas. Ir aišku, tai Red Bull'e mums neleido rungtyniauti pilna jėga. Tai pirmose rungtynėse buvo labai gera. Mantas ten tikrai kovėsi kaip žvėris ir ten tikrai turėjome didelį šansus, automobilis važiavo greitai. Mes lėkiam taip, kad pagal mano tempą mes turėjom būti pirmi. Italijos GT3 čempionas Matija Di Giusto. Ir jisai visą laiką bandė mane lenkti. Tai jisai neapsikentęs to, kad jis įsivaizdavo, kad aš esu lėtas, jis tiesiog daivino ir man iš šoną. Ir mane išmušė pilnai iš trasos. Man lūžo ten ir važiuoklė ir tikrai didelį damedžą padarė, baigėsi viskas žvyrė. Nelemta Matija Gusto klaida, kada jisai rėžėsi mūsų automobilį, tai turbūt būtume užlipę ant podiumo ir Red Bull'e. Ir Dižonas buvo antrą kartą mano, dėl to, kad tenai vyko vadinamas prologas. Tai yra
kada sezono pradžios pristatymas ir ten vyko būtent Dižone. Tai ten man tos didelės akis, kada būna, kai atvažiuoja pirmą dieną, tu esi ketvirtadienį ir tau sako, va, imk ir važiuok ir dabar tu turi čia demonstruoti ten lentelį kažkokius laikus, tu esi pirmą kartą trasoj, o kai grįžti, tu tiesiog iš karto kitom akim viską žiūri. Tau nereikia tos dienos išsimegojimui, tau nereikia ten bandyti kažką atsiminti, tai tas labai labai stipriai padėjo Dižone. Į trasą jau antrą kartą, tai jau joj šiaip pravažiuoti nebėra tikslo, jau tu nori realiai pasiekti tikrai daugiau. Ir tas yra įmanoma, ten pasirodo, to Europoje įmanoma kažkaip pravažiuoti. Ir turbūt Dižone tai pirmą kartą jau po šitų 2 etapų, kadangi, kaip ir minėjau, tie posūkiai yra labai greiti, pasimatė, kiek tai skirtingas automobilis negu buvo užpernai. Tai yra visai kitoks automobilis, toksai tada pasijuto jo visas vairavimo stilius, lyg tai būtų automobilis su vidury varikliu. Priekį labai daug atsirado sukibimo. Mūsų, kaip žinome, Porsche automobilis visą laiką pasižymėjo tuo, kad jisai slysdavo priekis. Jis buvo labai lengvas, labai buvo sunku išlaikyti stabilumą važiuojant posūkį dideliu greičiu. Aš galvoju, kad čia vėl tas labai tvarkingas mūsų darbas yra. Ta prasme, mes turbūt viską tvarkingai, mes darėm greitai, viską be klaidų. Labai pasisekė, kad buvo safety caras trasoje, kuris mums visus sutraukė į vieną krūvą, neleido tiem greitesniem vairuotojams atsiplėšti. Ir tada Mantas galėjo su jais sėkmingai rungtyniauti ir užėmėm 3 vietą. Tai aš galvoju, kad čia techniškai labai ramiai viską tvarkingai, be klaidų atlikome. Ir tokiuose varžybose visą laiką, jeigu tu tai viską padarai, tai yra daug šansų, kad tu užlipsi ant podiumo. Tam, kad siekti bendro čempionato rezultato, tai reikia kiekvienose varžybose kažką tai laimėti. Ir mums tas Red Bullios variantas, kada buvo daužytas automobilis, tai mums atėmė tą galimybę iš principo. Į Valenciją mes atvažiavus, ta mašina man jau buvo kaifas su ją važiuoti. Bet jau supratau, kad ta mašina jau yra panašesnė į mašiną. Valencija buvo iš savęs jau tokia užprogramuota podiumui. Pirmose varžybose mes išvažiavome ir Mantas tada startavo labai gerai iš tikrųjų ir jau ten jisai tikrai buvo labai aukštose pozicijose ir važiavo labai greit Valencijai. Nuo tada, aišku, kaip James Bondas ten paleidau už savęs raketas, išbėgo visi tie skyščiai, ksyvai visi. Ir tai nesupratau iš tikrųjų, nes man nieko nerodė apie veidrodėlius, aš nieko nemačiau. Tada tik tais man vienu momentu išmetė tokią raudoną lentutę, kur parašyta, kad oil pressure low. Tai aš tą pamatęs, man prabėgo visas gyvenimas akyse, galvoju, čia jau motorui viskam ragas. Tai aš tik tais masę išjungiau ir su masę riedinčią mašiną taip ir nulekiau į šoną, iššokau iš mašinos, žiūrėti, kas čia vyksta. Nusimovė radiatorius, tas reiškia vamzdis ir išbėgau aušinimo skystis, tai man į antras varžybas, galima sakyti, išvažiavau be treniruočių. Tai man labai pasisekė, kad lyjo lietus ryte ir buvo labai šlapia. Tai skersas visose posūkiuose, viskas lysta, kaip ant ledo važinėjai. Ir tas startas buvo, tai toks labai nervingas buvo, nes labai buvo slidu, bet man tai davė iš tikrųjų labai didelį pasitikėjimą. Trasa vis džiuvo ir iš lėto greitėjo. Tai man davė labai gerą pasitikėjimą, labai gerą. Kai keitėme su Mantu, jau iš tikrųjų buvom labai geroj pozicijai. Po šalmu nematoma šypsena, atvažiuojant, į pitus ir kai tu matai, prieš save pastatytą, pirmą vietą, kad tu į pirmą turi sustoti, tai čia tas jausmas yra realiai žiauriai geras, labai, neapsakomas, labai geras jausmas. Buvo labai saldi pergalė, labai maloni. Trasa įspūdinga. Irgi paliko labai didžiulį įspūdį, aš buvau pirmą kartą vėlgi joj, tai tokia labai klastinga, labai techniška, ultra techniška trasa, tai ten mokytis, važiuoti, norint būti greitam. Ir šį kartą, Paul Ricard, tai tiesiog pasirodė, kad mūsų automobilis, nors ir pirmose varžybose mes galėjom kaip lygus su lygiais kovoti, tai gale sezono mes atsilikinėjom. Tai ten viskas buvo gerai, mes važiavom be klaidų, važiavom taip, kaip galime greičiausiai, bet tiesiog vieną kartą truko iki 3 vietos 3 sekundžių, kitą kartą 5 sekundžių. Tiesiog neužteko greičio ir mūsų gebėjimo vairuoti. Aš tai labai patenkintas sezonu iš tikrųjų, taip standartiškai iškovodavau visą laiką 4 taurės per sezoną, gerai iškovojom šį kartą 3, bet aš galvoju, kad sezonas tikrai buvo vykęs ir pasiteisino sprendimas pakviesti Mantą į komandą, nes iš tikrųjų praleidome kartu labai daug
gerų akimirkų, kartu džiaugiamės pergalėmis, kartu liūdėjom pralaimėdami, bet buvom laimingi iš tikrųjų. Man labai patiko tai, kad Mantas tobulėjo. Gale sezonas iš tikrųjų buvo vis greitesnis ir jau pradėjo minti pro vairuotojam ant kulnų. Aš galvoju, kad dar porą varžybų, greitas automobilis ir jis galėtų tikrai važiuoti kaip lygus su lygiais su tais pro vairuotojais. Nežinau, kai atsimenu Aurelijus pasiūlė ir jam nebaigus sakinio, aš sakiau taip, važiuojam, lekiam. Jeigu taip įvyktų, kad vėl būtų pasiūlyta, tai sakyčiau taip, tik 4 kartus greičiau ir dar garsiau, kad tikrai būtų užtikrinta. Žiauriai patiko. Aš manau, kad šitas GT2 RS Club Sport automobilis tikrai praėjo tą ilgą tokį šlovingą kelią savo gyvenime per tos 2 metus, 7 kartus. Jisai atnešė taurę, padėjo man užlipti ant podiumo. Tai manau, kad istorija jo tikrai yra labai garbinga. Iš pradžių kaip gamyklinis automobilis, po ko kaip su Evo Kitu, vienas iš 2 automobilių pasaulyje, kurie rungtyniavo su to Evo Kitu. Tai manau, kad tai tikrai labai įdomus įvykiai. Tas automobilis išskirtinis ir jo turbūt likimas bus, kad jisai stovės garažas 911, kaip muziejuje stovės, kaip eksponatas. Ir visi lankytojai galės pamatyti, jį pačiupinėti ir pažiūrėti, kaip atrodo tikras kovinis žirgas. Ir jo vertė, man atrodo, kurią aš siekiau sukurti, vertė automobilį. Tai automobilis tikrai išskirtinis ir Lietuvoje, ir net ir pasauliniu mastu praėjęs tokį ilgą čempionato kelią.